kad susirinkote pakalbėti apie šiandien dienai, manau, vieną iš svarbiausių mūsų temų. Tai yra elektros rinka, jos pokyčius. Ir gal pradedant, norėčiau užduoti Jums klausimą. Tai kaip manot, ar verta dabar fiksuotis, ar neverta fiksuotis elektros energijos kainą? Gal auditorija galėtų pasisakyti, pakelkit rankas, kas manot, kad pats laikas dabar yra fiksuotis kainas? Ir kas manat, kad neverta fiksuotis kainų? Ačiū. O šiandien dieną aš pristatysiu ir apžvelgsiu būtent savo nuomonę, pateiksiu ir gal padės atsakyti Jums ir pakeisti Jūsų nuomonę. Elektros rinka šiandien. Kaip atrodo mūsų tas pasaulis? Kokie pokyčiai? Tai 22 metai, 23 metai buvo iš tikrųjų elektros energijos poreikio kritimas, ko pasekoje mes turime kritimą apie 3%, 23 metais, pirmas pusmetis, lyginant su 22 metais, kritimas yra 6%. Geras naujienos, kad ekonomistai ir analitikai prognozuoja, kad kiti metai bus atsistatymo metai ir poreikis augs. Ir tai indikuoja, kad galbūt ir mūsų ekonomika atsistatys greitai ir augs. Kai pasidengiam mes tą mūsų elektros energijos vartojimo dalį, būtent anglis mažėja, nafta mažėja, atominės auga. Atominės yra reikalingos tam, kad užtikrinti lygų grafiką. Taip pat tai prisideda prie CO2 mažinimo, nes tai yra skaitomas vienas iš švariausių šaltinių. Taip pat didžioji dalis, ką ir girdit visų rinkose, investavimas būtent į atsinaujinančią energetiką. Energetika atsinaujinanti tuo pačiu ir skatina žalumą, bet tuo pačiu turi ir įtakos būtent mūsų verslam, mūsų vartojimo tendencijom ir kainodarai. Apie tai pakalbėsiu vėliau. Pažiūrėkime į mūsų ekonomiką būtent iš vartojimo pusės ir ką mes matom. Iš tikrųjų, 23 metai labai panaši tendencija yra, ką mes turėjome ir 2008 metais. Tik matomai dabar yra klausimas, ar tai užsitęs lygiai taip pat ilgai, ar mes pasimokę iš savo pamokų galėsime greičiau atsistatyti, nes šiandien dienai Europą pasiekus yra 2003 metų vartojimo lygį. Lietuva truputėlį yra geresniai situacijai, mes esame 2009 metų lygyje. Tai klausimas, ar mes atsistatysime lygiai taip pat kaip Europą, kaip mes matom šiandien dienai, labai kreivės yra artimos, ar mes būsime lygiai taip pat, kaip turėjom istoriškai, kad dar krisim ir mums užtruks ilgesnį laiką. Pokyčiai, paanalizavus būtent kaip keitėsi mūsų tas vartojimas, tai pramonė stojo. Pramonė, aišku, stojo dėl to, kad iš tikrųjų didžioji dalis gamybos yra priklausoma nuo elektros ir elektros kainom kylant. Lygiai taip pat ir verslai įsivertina ir stabdė gamybą. Šiltasis periodas turėjo irgi įtakos ir dėl to mažiau buvo energijos panaudojama būtent šildymui. Mūsų vartojimo įpročiai keičiasi ir dalis mūsų energijos dabar yra naudojama būtent vėsinimui, kondicionieriui, šaldymui. Taip pat EV, elektromobiliai, mūsų rinkoje tampa mūsų gyvenimo dalis. Ir tai keičia ir vartojimo tendencijas. Pažiūrėkime, kas darosi Lietuvos rinkoje. Tai matome 7% kritimą. Aišku, tai dalinai, kaip ir minėjau, susidaro dėl to, kad mes turėjom neįprastai šiltus metus. Temperatūra vidutiniškai buvo apie 1,8 laipsnio didesnė negu vidutinė istorinė, bei rugsėjo mėnesis buvo 30% šiltesnis negu standartinis ir daug saulėtesnis, kas turėjo įtakos mūsų ir vartojimo kreivai. Paanalizuokime savaitinės
savaitinį vartojimą. Tai žiemos metu tikrai šiltasis periodas ir stojusi pramonė mums sumažino būtent vartojimo dalį. Ateina pavasaris, turime daugiau saulės, matome tiek ir verslai, tiek ir gyventojai, mažėja vartojimas. Ir šiais metais pirmą kartą matosi efektas būtent vasaros metu, kada visada turėdavom poreikio augimą, šiais metais poreikis išliko panašiam lygiai kaip ir pavasarį. Tai yra pagrinde dėl gaminančių vartotojų, dėl saulės, kurią pasistatėm ir iš karto suvartojam energijos ir mums nereikia jos pasimti tinklą. Kaip matome, ruduo grįžta į praktiškai praeitus metus, tai dabar klausimas yra, ko laukti žiemą. Ar bus šalta žiema, ar bus šilta žiema, tai matysime, kaip ir pasibaigs šitos kreivės. Prognozuoja labai įvairią. Gali būti ir periodas labai šalto periodo, gali būti, kad turėsim vėl nulinės temperatūras. Taip, kitais metais aptarsime, ką turėjome. Tai kaip mes pasidengiam mūsų tą suvartojimą, nepaisant to, kad pas mumis iš tikrųjų tikrai daugėja energijos, vietinės pagaminamos elektros energijos, tačiau mes ir šiandien dienai esame priklausomi nuo importo. Apie 69% mes importuojame, tik tais mūsų importo miksas pasikeitė, nebeimportuojam iš Rusijos ir Baltarusijos, dabar importas yra visiškai yra iš Latvijos, Lenkijos ir Švedijos, iš Rusijos ir Baltarusijos jokio importo neturime. Ir kaip atrodo mūsų vidinė generacija. Vidinė generacija šiais metais didžiąja dalimi buvo užtikrinta būtent iš atsinaujinančių. Ir matom didžiulį augimą vėjo segmente, taip pat ir saulė. Saulė dvigubai daugiau, saulės mes turime dvigubai daugiau ir instaliuotą galią. Šiandien yra 950, tai yra praktiškai pusė mūsų pikinio elektros energijos suvartojimo. Panalizuokime, kas daro įtaką mūsų toj elektros energijos kainai ir kodėl jinai taip kinta ir kas buvo vakar nereiškia, kad bus tas pats rytoj, kas buvo prieš savaitę nereiškia, kad bus tas pats ir po mėnesio. Tai mūsų vartojimo tendencijos. Kaip mes vartojam? Vasarą, žiemą, savaitgalis, darbo dienos, pikinis vartotojas esate, temperatūros įtaka. Ir kaip mes užsitikrinam tą vartojimą, iš kur mes gaunam tą elektros energijos, iš kokių šaltinių. Atsinaujinanti yra tada dujinė ir visi vėjai ir panaši, ir hidro mes Lietuvoje iš tikrųjų dar turim apie 150 instaliuotos galios. Ir jeigu gamini iš dujų, tai tau turi įtaką ir kita rinka, tai yra taršos leidimai, taip pat kuras, kurio yra užtikrinama, irgi nafta, biokuras šiandien irgi yra aktualus, ir dujų kainos. Taip pat nepamirškime, kad turim ir kaimynus. Kaimynai mums daro labai didžiulę įtaką irgi kainos tiek mažinimui, tiek didinimui. Dėl to, kad jungtis kartais gali tapti ir politinio prieskonio turintis įrankis. Kartais remontai gali įtakoti, kiek mes importuosim ir eksportuosim į kitas šalis. Tai sudėjus visą šitą, atrodo labai daug faktorių įtakojančių. Ir tas, kas vakar dieną gali pakeisti visiškai kitą dieną ir tas pats nebegalioja. Apžvelgiant paskutinių 3 metų tendencijas, tai kaip matome, elektros energijos kaina krenta ir tokio piko, ką praeitais metais turėjom, neturim ir tai indikuoja būtent, kad praeiti metai visiškai buvo ekstremumas ir tikėtina, kad tokio didelio ilgalaikio šuolio ir neturėsim. Ir kas pradėjo mums visus šitus metus išgyventi
išlaikyti pakankamai žemą lygį elektros energijos kainos. Tai būtent šilta žiema. Tada pavasarį labai didelis vėjas, labai didelė vėjo generacija. Tada tai leido mums išgyventi būtent be aukštų kainų, išvengti aukštų kainų pavasarį. O saulė, kaip matom, dvigubai pagamino daugiau negu praeitais metais. Ir šitos kreivės tiek saulės, tiek vėjo, jos tik didės, jos nemažės, nes kuo daugiau, to labiau atsiranda mūsų rinkoje tos elektros energijos. Būtent pagaminamos iš atsinaujinančių ir bendrai paėmus, saulė sudėjus su vėju, tai gali užtikrinti 100% mūsų dienos vartojimo tam tikromis valandomis, nes instaliuotos galios vėjo yra apie 1,2 GWh, o saulės yra apie 0,9. Tai yra virš 2 GWh gamyba, potenciali gamyba. Ko laukti rudenį? Rudenį, kai visada esame labai priklausomi nuo hidrobalanso, kuris lygiai taip pat yra Skandinavijoje. Jisai daro įtaką mūsų ateities rinkos kainom. Kaip matome, atsistatė rezervuarai ir po kol kas prognozuoja, kad vandens tikrai turėsime pakankamai šį rudenį. Tačiau žiemos periodas ir rinkos iššūkiai daro įtaką būtent mūsų dujų kainai, o dujų kaina turi įtaką mūsų dujiniai generacijai, kuri yra būtent labai aktuali žiemos metu, kada nebelieka saulė, kartais nurimsta ir vėjas šaltuoju periodu, nes kai būna labai šalta, dažniausiai mažai ir vėjo būna, tai didžiausia įtaka daro kainai būtent dujinė generacija. Dujom gaminti reikia taršos leidimų. Taršos leidimai vis dar išlieka pakankamai aukštumose. Ir visumoje labai daug faktorių turime, kas gali įtakoti elektros energijos kainą. Ir kai kurios faktorius galbūt galim valdyti, bet ką mes matom ateityje, mes labai daug esame priklausomi nuo atsinaujinančių. Ir tai atneša labai daug sumaišties į mūsų elektros energijos rinką. Pakalbėkime apie tendencijas. Tai ko laukti, kokia mūsų ateitis ir koks tas mūsų ateities vaizdas ir kaip keičiasi mūsų vartojimo įpročiai ir tendencijos. 16 metai buvo laikomi vieni šilčiausių metų. Šiandien dienai turim 23 metus. Ką tai rodo, kad žiema su 16 metais taip, jinai buvo truputėlį šaltesnė, bet vasaros periodu mes mušėm visus rekordus. Ko pasekoje matome, kad daugiau energijos sunaudojam būtent šaldymui, vėsinimui, ir mažiau jos reikia šildymui. Ir kaip matot, būtent ta dalis, mūsų karštoji vasara keičia ir mūsų indekso santykį, kai prieš tai 10, 20, 30, 50, 100 metų naudojom daugiau energijos šildymui, šiandien dienai šaldymui, ir tai bus mūsų ateities tendencija. Norėčiau šiandien parodyti jums ateities vaizdą ir kaip gali kainos svyruoti dieną iš dienos. Tai paėmiau praėjusio ketvirčio mūsų 3 dienas ir norėčiau su jumis irgi turėti diskusiją, būtent kaip jos atrodė ir kas darė didžiausią įtaką joms. Rugpjūčio 8 diena, antradienis, darbo diena. Turime veikiančias visas jungtis su kaimyniniam šalimis. Lietuvoje kaina formuojasi 15,37 €. Visi džiaugiamės, kainos krenta, džiugu.
Ir čia yra mūsų Baltijos regiono paimtas vaizdelis iš Norpulo, mūsų rinkos operatoriaus. Tada turime dieną už porą savaičių, tas pats rugpjūtis. Jungtis veikia, tačiau kaina Lietuvoje yra 203 eurai. Bet čia yra didmeninė kaina. Tai ką tai reiškia, kad šita kaina nebus jūsų sąskaitoj. Sąskaitoj bus kaina pagal jūsų profilį, kaip jūs vartojate. Vienas galbūt turės 200, kitas turės 250 kainą. Ir tai nėra galutinė. Praėjo mėnesis ir žiūrim, kabelis neveikia, prarandam potencialą importuotis iš kaimininių šalių už eurą 40. Baltijos šalis brangiausios ir ką tai rodo, kad vėl rinka yra nepastovi ir atrodo, kad turėtų būti jungtis veikia, kaina turėtų būti maža, jungtis neveikia, kainos irgi aukštos, tai bet matosi, kad iš tikrųjų kitokie faktoriai turi įtakos. Naikime giliau ir panalizuokime, kaip atrodo būtent tas valandinis grafikas ir tos kainos, nes čia yra vidutinė paros kaina. Tai antradienis, visą dieną praktiškai nemokama elektra, vakarinis pikas, truputėlį kaina pakilo, 90 eurų. Pirmadienis, kažkas įdomiau, šuoliai, kainos, vakarinis pikas pigesnis, rytinis šuoliai, neaišku dėl ko. Trečia diena, ketvirtadienis, tik pikai. Kam labiausiai skauda? Buitiniams vartotojams. Ir galima daryti prielaidą, kad vartojimas galbūt kažkaip pasikeitė ir tai iššaukė būtent kainų pokytį. Tačiau visų 3 dienų labai panašus vartojimas. Tai yra visos darbo dienos ir gal paskutiniam grafike iš tikrųjų ketvirtajam truputėlį matosi tas piko pavartojimas didesnis ir per pietus kritimas, bet iš principo lieka panašiai tam pačiam lygyje. Einam giliau, iš kur gauname tas elektros energijos. Ir kaip matote, šviesiai mėlyna spalva indikuoja, kad tai buvo labai vėjinga diena, vėjuota diena ir mes didžiąją dalį savo poreikio užsitikrinom būtent iš vėjo generacijos. Taip pat saulėta diena, kas irgi leido neturėti piko valandom brangiau. Ir likusi mūsų mažoji generacija, kuri tai yra hidro ir kiti šaltiniai, kurie plius minus visada generuoja. Baltas tarpas tai yra būtent tas mūsų importas, apie kurį minėjau, kad vis dar mes esame priklausomi nuo kaimininių šalių, nuo importo. Tai dar turime ambiciją 30 metais šito tarpo nebeturėti. Pirmadienis. Ir kai situacija keičiasi, vėjas nurimo, saulė atsirado po pietų ir ko pasekoje, norint apsaugoti mus nuo aukštų kainų vakarinio piko metu, įsijungia dujinė generacija. Tai reiškia, kad buvo pakankamai aukšta kaina, kad jinai įsijungtų. Jeigu jinai nebūtų įsijungusi, tikėtina, kad tie pikai, kurie yra pirmoji dienos dalyje, jie ir liktų tokie aukšti būtent vakarinė, tačiau dujinė generacija šitoje vietoje mums pagelbėjo. Rytinio piko metu dalį poreikio uždengė būtent kruonio generacija, žalia spalva, bet tačiau tai mūsų neapsaugo būtent nuo tų pikinių kainų. Ir čia verslam turbūt irgi yra klausimas, kuriuo paros metu jūs naudojate būtent tą elektros energiją ir nuo kurių kainų esate priklausomi. Dėl to ir sakiau, kad
vidutinė kaina tai nereiškia ta pati kaina, kurią jūs turėsite savo sąskaitoje ir tai yra priklauso nuo jūsų profilio, kaip jūs vartojate tą elektrą. Ketvirtadienis. Saulėta diena, vėjas truputėlį nurimęs, vakarinis pikas, kaip ir užkyla, elektros energijos kaina krenta. Tačiau būtent vakarinis ir rytinis pikas turi ženkliai aukštas kainas. Ir kaip minėjau, tai tikėtina, kad šitas dalis labiausiai įtakos turi būtent galbūt buitiniam arba tiem verslam, kurie negali savo vartojimo dalies pasikoreguoti. Ir vertinant turbūt visas šitas dienas, tai yra mūsų ateities vaizdas. Ir viena diena kitai dienai nelygi, generacija labai priklausoma būtent iš atsinaujinančių ir kas irgi lygiai taip pat turi įtakos mūsų balansavimui. O balansavimas tai yra tie papildomi kaštai, kurios patiria tiekėjas, kai planuoja jūsų poreikį. Kiek jūs suvartosit ir kiek iš tikrųjų tas planas koksai yra. Ir tie nuokrypiai realiai tai yra ateities mūsų kaštai ir tai yra dedamoji kiekvieno tiekėjo, kuri lygiai taip pat atsispindi jūsų sąskaitoje. Tai kaip atrodo mūsų ta elektros energijos kaina? Ką prognozuoja analitikai? Ir šiandien dienai mes turim labai daug scenarijų. Labai mažų kainų scenarijų, ką rodo apie 60-70 eurų už megavatvalandę. Vidutinis apie 100 eurų ir gali tam tikrais momentais, kaip jau rodžiau prieš tai, gali kaina siekti ir 200, ir 210, 20 ar 50 priklausomai nuo jūsų portfelio. Nes čia yra didmeninė kaina. Tai yra pirminis elektros energijos įsigijimo, pirminė elektros energijos dedamoji. Ir mes esame dar priklausomi nuo kelių kitų. Tai kaip ir minėjau, balansavimas. Balansavimas labai priklauso nuo to, kaip mūsų susideda būtent generacija ir kaip jinai sukuria sistemai kokį nebalansą, ir tai yra papildomi kaštai. Profilis, kaip jūs vartojate tą elektros energiją ir kuriais periodais, ar jūs galite pasistumdyti savo vartojimą į vieną ir kitą pusę, tai irgi, ar jūs esate lygaus grafiko vartotojas, tai tas irgi turi didžiulę įtaką jums. Ir žalioji energija, kaip žinote, nuo 25 metų prasideda privalomas didžiosiom įmonėm būtent emisijų auditavimas ir būtent skatinimas verslų patapti žaliems. Taip pat ir bankai ateityje reikalaus, norint gauti paskolas, reikalaus, kad jūs būtumėt žali. Ir tai turės irgi įtaką jums. Ir žali sertifikatai šiandien iš tikrųjų tikrai nepinga, o tik tais brangsta. Ir tendencija apskritai matome, kad tos dedamosios prie mūsų didmeninės kainos, jos tik auga. Kažkada turėjom balansavimą 30 centų, dabar 6, 4, 10 eurų priklausomai nuo jūsų suvartojimo. Tai einant į apibendrinimą, ateinantis metai labai didžiulis fokusas iš tikrųjų bus į atsinaujinančią. 25 metais Lietuva turi labai didžiulę ambiciją turėti savo suvartojimą daugiau negu 55 procentus žaliosios energijos, kas mums padės būti nepriklausomi. Kaip ir matome, šitam iš tikrųjų kontekste labai yra aktualu būti nepriklausomiems. Tačiau to pasekoje turėsim daugiau balansavimo išlaidų ir būtent grįžtant prie klausimo, ar verta fiksuotis ar ne, tai jūs visi buvo teisūs, nesvarbu kokį atsakymą pasirinkot, nes jūs geriausiai žinot, ko jums reikia verslui, kaip jūs galite prisitaikyti prie elektros energijos pokyčio,
kokie jūsų planai yra ateičiai, kaip jūs norit valdyti savo biudžetą, jūs geriausiai žinot savo verslą. Aišku, Haroldas dar pakalbės ir padės jums galbūt apsispręsti labiau, kokie sprendimai yra labiau tinkami jums, bet apskritai jūs geriausiai žinot. Ir jūs visi šiandien buvo teisūs. Tai ačiū.